Netrukus scenoje pasirodys Anton Lavrentiev, kuris paneigs visus chemijos ir fizikos dėsnius. Scenoje jūs pamatysite, kaip rankose lankstosi metalas, kaip stiklas išsiplečia ir kaip delnuose atsiranda ledas. To nepaaiškintų net ir protingiausi mokslininkai. Iliuzionistą Anton Lavrentiev pastaruoju metu galima sutikti kiek neįprastoje vietoje. Taisau klaidas po Lietuvos talentą. Prieš metus dalyvaudamas TV3 projekte Lietuvos talentai Antonas pateko į finalą, tačiau liko antras. Tad dabar jis raumenis augina sukdamasis ant skersinio ir juokiasi, kad jei nepavyks Lietuvos užkariauti savo triukais, galbūt sugebėjimai ant skersinio padės užburti didžiojo magijos šou žiūroves. Netrukus scenoje pasirodys Anton Lavrentiev, kuris paneigs visus chemijos ir fizikos dėsnius. Scenoje jūs pamatysite, kaip rankose lankstosi metalas, kaip stiklas išsiplečia ir kaip delnuose atsiranda ledas. To nepaaiškintų net ir protingiausi mokslininkai. Man vienas iš pagrindinių kriterijų visada buvo sugebėjimas nustebinti žmogų tiesiog atsitiktiniai vietoje, atsitiktiniai situacijoje. Ir dabar mes bandysim šiek tiek paimprovizuoti. Mergaitė, noriu, kad tu išgertum viską, kas ten yra. Ir kad niekas nepagalvotų, kad tai reklama, tiesiog užtušuotum pavadinimą. Gerai? Dar man reikės monetos. O, turim monetą. Taip, dar man reikės žiūrovės iš salės. Taip, ačiū. Puiku. Taigi yra du paprasti daiktai ir visų pirma aš paprašysiu Vitalijaus apžiūrėti šitą buteliuką. Prašau, įsitikinkit, kad nėra nieko keisto, jokių ten slaptų durelių, nieko tokio. Ne, ten buvo biški kolos, tai yra gėrimo rudos spalvos. Tai tik kolos. Bet dėl to ir gaila, kad čia yra normalus buteliukas tik gėrimo. Ir dar aš paprašysiu apžiūrėti monetą. Įsitikinkit, kad čia nėra jokių paslapčių. O čia stebuklinga moneta, hop, dingo. Gal dar turit monetą? Labai originalu, Vitalijau. Normalus pinigėlis. Pabandykit įkišti į vidurį. Į butelį. Kodėl aš... Apie monetą jūs sako? Taip, taip, taip. Tiesiog mes turėjom visiems įrodyti, kad tai yra neįmanoma. Bet, Vitalijau. Dabar. Suaugęs žmogus, niekada nepatikėčiau, kad jis padarys tai antrą kartą. Aš pats apakęs. Matot, kadangi Vitalijus suaugęs žmogus, o jūs dar maža mergaitė, mes pabandysim šitą su jumis. Gal galima taip dešinę ranką? Ir laikykit buteliuką, štai taip. Svarbu laikyti labai stipriai. Gerai, jokių būdų nepaleiskit butelio. Parodykit, kas ten. Norit sužinot, kaip tai padariau? Jeigu labai greitai trint stiklą, jis šiek tiek suminkštėja. Sukietėja gal? Vitalijau, padarykit štai taip ranką. Štai taip. Tu ištyčiuojasi iš manęs. Oho! Kad jis ne pirmą kartą man turi nepričiai normalus. Aš atskleisiu paslaptį. Esmė tame, kad iš tikrųjų tai buvo speciali moneta. Va, lemba. Vitalijau, ir to jau sužinosit, kaip tai veikia. Mums reikės jūsų vaizduotės. Mes jau įsitikinom, kad turit lakę vaizduoti kito triuko metu. Mes šiek tiek pašildysim monetą. Ir prašau, laikykit savo rankai. Ir įsivaizduokit, kad moneta yra šokoladinė. Darykit tokį judesį. Kuo labiau jūs įsivaizduojat, tuo labiau jūs jaučiat, kad moneta deformuojasi, ne? Vitalijau, parodykit visiems. Parodykit. Aš superherojus. Taip gaunasi dėl to, kad mes šiek tiek pašildėm monetą. Tačiau ją galima ne tik šildyti, bet ir atšaldyti.
Aš noriu, kad jūs paimtumėte buteliuką ir sudaužytumėte ledą. Be problemų. Ištraukit monetą, įsitikinkit, kad viskas tvarkoj. Tvarkoju su moneta, mano sulenkta. Matosi, kad šokoladinė? Nesimato. Nu kaip, nesimato. Eglutė, pabandykit, padarykit štai taip. Jūs pajausit, kad iš tikro šokoladinė. Jaučiasi? Nu, ne. Nesijaučia? Pabandom kai ką. Prašau. Ačiū. Oi. Taigi, Vitalijau, buteliukas suvenyras jums, moneta suvenyras Eglutei. Ačiū jums. Aš dar nedukus susirinksiu. Anton Lavrentiev, jam stebuklai pavyksta tiesiog pačiu ramiausiu veidu, jis nesijaudina, nesinervina, nes viskas yra apskaičiuota. Čia apskaičiavimas yra, ar čia yra... Tai jau žiūrovams spręst. Manau, kad žiūrovai turi savo nuomonę kaip ir komisija. Kalbiname profesionalus Diarči teatro dueto atstovus. Diana, prašau. Mums labai patinka tavo stilius, kad tu sugebi iš vieno elemento pereiti į kitą, paskui vėl į kitą, visą tai surišta ir privedi žiūrovą prie finalo, kuris tikrai įspūdingas ir labai stebina. Toks šiek tiek pasimetęs, neužtikrintas. Ir tu išėjai į sceną, paruošęs tikrai puikų numerį. Sunku, beje, tokį labai šmaikštų ir įdomų, nes reikėjo pamatyti Vitalijos veidą. Ir mes pirmą kartą pamatėm jį taip natūraliai, kvailai nustebusi, bet tai natūrali būsena jo yra. Bet pats buvai už jį mažiau patrauklus. Jis tave nunešė. Supratau. Ir šioje vietoje komplimentas už techniką tau, už vaidybą Vitalijui. Aš tai noriu paklausti iš tikrųjų mūsų mago, kodėl jis nuolatos savo numerių bandomuoju triušiu ar kalakutu, kaip jį, nežinau, įvardinti, vis pasirenka Vitalijų. Gal jūs sieja kažkas? Matot, iliuzionistai niekada tikriausiai nekvies kolegų. Evita man uždraudė kviest, kadangi jai dar nėra 21. O Arūnas, mes visi žinom, kuo jis užsiiminėjo anksčiau, kad jis buvęs Seimo narys, tai faktiškai yra žymiai aukštesnio lygio apgavikas negu Diarči. Man lieka vienas variantas. Viskas aišku. Aš taip supratau, kad čia vystymosi piramidėje aš jau prie infuzorijų. Taip, tai yra gražus fokusas, bet tik dėl to, kad vienoje rankoje pas tave buvo lavos stiklinė, kuri lavoje metalas lankstosi, o kitoje rankoje buvo šaldiklis, su kuriuo tu greitų šaldai kapeikai. Aš nežinau, kaip jis tai padarė. Bet labai aš protingai noriu atrodyti. Tai nebuvo sudėtinga. Tai buvo įspūdinga. Man asmeniškai tai buvo tiesiog tikrai wow. Evita, klausimas, su kuo labiau draugautumėt? Ar su Antonu, ar su Terasiniu? O negalima su abiem? Galima. Tvarkoj. Sėkmės jums. Ačiū.